Tai aš esu Viktorija Milienė, Lotoso vaikų paauglių psichiatrijos gydytoja, dirbu čia nuo įkūrimo. Psichiatrų nustatomi sutrikimai, jie beveik visi turi biopsichosocialinį modelį. Tai gydytojas tą daro dalį, kuri biologiškai kažką koreguoja, o artimieji, tai kaip įvardinat, tėvai, globėjai, seneliai, didesnė aplinka net gali padėti, nebūtinai ta pati artimiausia, bandydami pagal savo galimybės padėti. Jam nereikia mokintis slaugos psichiatrinės, jam nereikia tapti pusę psichiatro, bet pagal tai, kiek jie gali padėti. Pirmiausia, kas yra naudinga, kad atidžiai žiūrėtų, kas vyksta, nes nustatyti teisingai sutrikimą galima iš tos informacijos, kurią atsineša tėvai. Tai, ką tu matai kabinete, vis tiek ne visada yra natūralus vaizdas. Tai todėl yra labai gerai, kai tėvai ir artimieji žino, kaip ten tas vaiko koks nors maisto išrankumas, kaip atrodo tas pykčio proveržis. Kuo daugiau apibūdindami, kuo daugiau teikdami informacijos, jie jau padeda. Po to, kai jau nusistatom, kas čia yra negerai, tai jie gali padėti tiesiog elementariai savo tėvystės įgūdžius taikydami. Nes ta socialinė dalis ir koreguojasi iš to, ką vaikai daro namie. Gana greitai gali padaryti, kad kabinete viskas gerai. Bet artimiesiam tai to neužtenka, reikia, kad už durų išėjus viskas būtų gerai, darželėje, mokykloje ir panašiai.